Jungiamės prie mano VMI ir spaudžiame užsakyti naują paslaugą. Mums reikia PVM mokestis ir registravimas. PVM mokėtojo arba ir SVS Lietuvoje dalyvio įregistravimas. Pirmasis spaudžiam ir spaudžiame pildyti. Mums reikalingas įregistravimas SVS dalyvių, vadinasi, antras nuo viršaus spaudžiame, tęsti. Data, pasirenkame datą, nuo kurios norime tapti SVS schemos dalyvių, spaudžiame tęsti. Ar einamaisiais metais, žodžiu, atsakinėjame visus klausimus. Jeigu pajamų gavome ir nurodome praeitų metų sumas, aš dabar rašau bet kokius skaičius, norėdama jums parodyti, kas čia vyksta. Spaudžiame tęsti. Ar įsigijomte kažkokių tai paslaugų iš užsienio valstybių apmokestinamųjų vienetų? Toks klausimas, vadinasi, aš rašau taip, įsigijau. Ir reikia įrašyti, kokia suma buvo 2024 metais, tebūnie 258 eurai ir šiais metais tebūnie 25 eurai. Ir ar einamaisiais ir ar praėjusiais metais teikėte paslaugas kitose ES valstybėse. Valstybės narėse, jei teikėte, teks įrašyti sumą, jei neteikėte, rašote ne, spaudžiate ne, tęsti. Ar einamaisiais ir ar praėjusiais metais įsigijote prekių iš kitų ES valstybės narių. Jeigu neįsigijome, spaudžiame ne, čia viskas yra surašyta kokių prekių, tęsti. Ir viskas, prašymo tipas, jis taip atrodo, įrašyti mūsų skaičiai. Ir čia tektų pateikti prašymą, paspausti žalią. Aš, kadangi skaičius įrašiau netikslus, neteiksiu prašymo, aš spausiu šalinti. Tai va toks pakankamai paprastas registravimasis netikruoju PVM mokėtoju.